vienas produktas, kuris visą laiką yra mano racione, tai yra jogurtas, tai yra jogurtas Feel Good. Tai yra 6 pakeliai, čia yra 6 litrams jogurto pasidaryti. Tai yra puikios sudėties su daugybė bakterijų. Net čia kelios šeimos jų yra, tai pritaikytos, kad mūsų virškinimui padėtų kuo geriau veikti. Ir ypatingai žmonėms, kurie turi problemų su skrandžiu, taip pat su po kokiu antibiotikų kursu. Ir šiaip jau, kad atsistatyti, jeigu problemos yra būtent žarnyne ar skrandyje, tai va jį naudojant labai greitai atsistato. Ir padaromas labai paprastai, yra, kai perkam pirmą indelį, va tokį dėžutę šio produkto, mums kompanija dovanoja jogurtinę, veltui, jogurto gaminimo tokį aparatą, labai paprastą. Ir tiesiog naudodami vienokį ar kitokį pieną, galime ir augalinį naudoti, aš labiau mėgstu su paprastu pienu, toks tai tirštas labai gaunasi, skanus. Va, ir mes jį tiesiog pašildome iki kambario temperatūros, kad būtų, sumaišome su šitais milteliais, tai yra viduje jogurtinis toksai indelis litro dydžio, ir tada dedame į sekantį indą, kuriame yra įpilta karšto vandens, jį gražiai užhermetiname su dangteliu ir palaikome ten 6-8 valandas, gal iki 10, kaip kas mėgsta rūgštumą, kai jis sutirštėja, jį tiesiog išimame iš to didesnio indų ir įdedame į šaldytuvą, kad toliau nerūgtų. Tai naudojama galima 2 kartus dienoje ir kiek nori, bet šiaip labai rekomenduojama prieš naktį, kai jau pavalgom ir jau daugiau nieko nežadam valgyti, keletą šaukštų tiesiog prieš naktį ir einame miegoti ir tada va, tos geros bakterijos per naktį daro savo gerą darbą. Tai tada sveikatai tikrai yra labai gerai ir mūsų žarnynas dirba kaip laikrodis.